Sveiki visi! Šiandien su jumis rubrika Ekspertas ir aš ekspertė Vasara. Kaip matome, šią gražią dieną pas mus mokykloje minima mokytojų diena. Taigi nieko nelaukdami. Pažiūrėkime, kaipgi sekasi mokytojams ir ką paruoš jiems mokiniai ir kaipgi 12-okai perima jų pareigas. Ko visgi vyksta tenais? Sveiki, mokytojai. Sveiki. Nes tai sakykite, kaipgi sekėsi pamokas vest? Pakol ką žinokit, mokiniai tai yra nuostabus, tik tais plojimai jiems yra aplodismentai. Dešimtukai gryni, kaip per sviestą. Buvo vienas vienetas. Kam? Petraškai. Dėl ko? Padainavo. Atsisakė padainuot, vad. Mum atsispaudimus daryti liepė, o pats bausmės padainuot prieš klasę nesugebėjo. Žadėjo per akustinį. Jo, laukia mūsų mokytojų, neatsimenu, kuri grupelė, bet lauksim akustinį, ateis visi dainuos, prisižadėjo dainuot ir Petraška šoks. Taip. O mokytoja Virginija dainuos, solistė bus. Taip. Kaipgi sekasi vesti pamoką? Manau, visai neblogai, žmonės tikrai labai atsipalaiduoja mūsų tokioj gražioj aplinkoj, tokia ramybė, supranti, vidinė, tokia sielos gera ramybė. Mokiniai irgi labai darbštus, labai klauso, tikrai atsipalaiduoja, aš manau, pasineria į tą meno terapiją. Ar netrukdo mokiniai per pamoką? Trukdyti tikrai ne, tik tais užpildo tą sielos tuštumą, kurios visada taip trūksta man kaip mokytojai, tokia jau labai pažengusiai. Tai man labai smagu, kai mokiniai šitaip džiaugiasi ir visa kita, kai tie aromatai sklinda čia visur, taip labai smagu tikrai. Na, sakykite, iš kur kilo ta idėja pamokai? Iš kur kilo? Suprantat, kiekvienas gyvenime bando atrasti savo sielos vidinę ramybę, tai tiesiog pagalvom, kad mokytojom kaip kada galbūt jos trūksta. Tai tiesiog. Labas, Augustai. Sveiki, Vasara. Kaipgi sekasi mokytojam vesti pamokas? Jeigu atvirai, tai gerai, bet per daug laiko. Todėl ieškom papildomų kahutų ir biški chaoso buvo. O sakyk, ar buvo jaudulio šiek tiek, kai vedėjai mokytojam pamokas? Buvo gal šiek tiek, bet atėjo Petraška ir baigėsi visas jaudulys. Ir sakyk, iš kur kilo idėja šiai pamokai? O čia durys atsidaro. Idėja kilo, nes šiuo metu vyksta labai geras projektas MEPA ir MEPA yra apie Europos Sąjungą, todėl tai ir paskatino mus atlikti šią pamoką. Įdomu, kodėl šis kabinetas nuo kitų taip atitolęs? Pažvelkime. Sakykite, kaipgi sekėsi mokytus parelaksuoti? Mokytojai iš tikrųjų yra nesuvaldomi, mes puikiai supratome, ką reiškia dirbti su mokiniais, bet sekėsi pakankamai gerai, nes mokytojai tikrai atsipalaidavo ir tikrai išėjo su geromis emocijomis. O kaip sakai, buvo sunku sutramdyti, kas vyko? Mokytojai labai daug kalba, labai daug juokiasi, sėdi prie telefonų, išeina į tualetus per pamokas. Telefonus reikėjo atimti. Problematiški tie. Priklausomybės. O sakykit, ar nebuvo jaudulio vedant? Buvo jaudulys pačioj pirmoji pamokoje ir, aišku, antroji pamokoje dabar, nes mokytojai tiesiog kalbėjo, jie nesustojo kalbėti. Sakyk, kaip sekasi pavaduoti mokytojo pareigas? Blogai. Kodėl? Mokinių trūksta. O tai kodėl nesusirinko, ar čia taip turi būti? Taip turi būti, kiti moko. Na ir kaip manai, ar po šitos pamokos susimąstytum paimti būti mokytum ateityje? Ne. Irgi kodėl? Nepatinka mokyti. 20 tukų daro. Aš kartu, tu tai kiek jie vėlavo. 20 tukų, nes juodas savo. Sakyk, kaipgi sekas pirmokam vesti pamokas? Pirmokai, kaip sekasi mums vesti pamoką? Ar jie netrukdo jums? Ne, jie mums padeda. Kuo? Taip, geri mokiniai yra, klauso, daro, ką liepiam. Aišku, pritaikom ir mechaninius principus. Sportuoja. Tai va. Kas jau sportavo čia? Čia kažkuri mergaitė sportavo. Labai intensyviai. Ir sakyk, kaipgi sekės pasiruošti pamokai? Ar nesiruošiai? Ruošimės pamokai. Kaipgi mes galim nesiruošti fizikos pamokai? Mes kiekvieną dieną pasiruošti fizikos pamokai. Tai mums ir nereikia ruoštis.
Na ir sakyk, ar kažką siesi su mokytojo karjera ateityje? Nejuokaukit. Kodėl? Neatsakomas klausimas. Ar kiti sies? Ne. Nevedu. Čia svečiai. Kitas klausimas. Ai, svečiai, o ką čia? Ai, čia jie atsakinė? Ne, jie, žinokit, mūsų kolegus yra, bet tokie ant pusės etato mes esam pilno, jie ant pusės. Vertina pamokas. Gerai, tada ačiū labai, sėkmės jums pamokoj. Geros dienos. Nu, sakyk, Dominikai, pavaduoji mokytojo pareigas, kaip jis sekas? Sekas neblogai, tačiau sprendžiu viens prie lentos, galima sakyti, kiti nieko nedaro. Ir tai keliese žiūri, ką veikiu, o kiti šneks. O tai kodėl neduoda kažkokios drausmės jiems, kad ir jie darytų? Nes manau, kad čia jiem kai kurios užduotys gali būti per sunkios, bet su mano pagalba, manau, spręstų. O šiaip ar per pamokas klauso, ar neatsikalbinėja? Taip paprašykit, kad pareigotų. Kaip sekas, Mojau? Normaliai. Jau kelintą sykį paklausim, bet nu va, judėjom, ką te gavo prizus. Nu, iš biškį aš nesušiekit, biškį nesprantu dėl prizų, nes atėjom čia pasportuoti ir duoda saldainius, tai čia į minus, aišku, aš tai šiai. Turėtų kažką iš daržovių duoti. Jo, kokį baklažaną, kokį brokolį, ne? Sakyk, kaip jis sekės pamokos, kurias vedė 12-okai? Nu gerai, filmą žiūrėjom. Kokį? Tarp pilkų debesų. Ar patiko? Patiko. Nebuvo per liūdnas? Ne. Ir sakyk, ar norėtum daugiau tokių pamokų? Nu, galimai norėčiau, bet gal įdomesnių kažkokių. Nu, Nepasilgtum iš tikrųjų mokytojų? Tai pasilgčiau, aš jau pasilgau iš tikrųjų. Kurio mokytojai ypač? Nu, tai lietuvių. Kurie, nes taip. Gerai, ačiū labai. Prašau. Žinome, kad šiandien buvot mokinys, tai sakykite, kokia mėgstamiausia buvo jūsų pamoka ir kodėl? Šiandien aš buvau labai blogas mokinys ir nedalyvavau 4 pirmose pamokose. Kodėl? Nu tai dabar pagal naują tvarką lankomumo dėl asmeninių priežasčių. Ai, tai nieko nebuvo nei vienoj pamokoje? Nei vienoj, bet dabar atvykau. Nu gerai, tada. Pagal darbo įstatymo kodeksą, jeigu atvyksti į pabaigą nors darbo, tai pravaikšta negalima. Nu gerai, o tada kaip manote 12-okam, kurie buvo mokytai, kaip jiems sekėsi jumis pavaduoti? Mane negaliu niekas vaduoti, nes aš šiandien neturiu pamokų. Nu gerai. Tai tada ką palinkėtumėt kitiem mokytam? Kitiem mokytam, nu ką, ištvermės ir laimės streiką. Dar sakykite, kokia pamoka buvo mėgstamiausia ir kodėl? Šiaip visos pamokos buvo labai įdomios, naudingos ir buvo labai smagu pabūti mokinę, suprasti, kaip jaučiasi mokiniai. Ir labai nuoširdus ačiū visiems, kas paruošė šią šventę. Tikrai nuoširdus dėkui. Ačiū. Na ir sakykite, kaip mano 12-okam, kurie buvo mokytojai ir jumis kaip ir pavadavo, kaip jiems sekėsi? Negaliu tikrai atsakyti, atsiprašau, nes nežinau. Reikėtų jau jų pasiteirauti. Gerai. Na ir pabaigai, ką palinkėtumėt kitiem mokytojam? Mokytojam palinkėčiau ištvermės, kantrybės, tobulėti ir tiesiog abipusės visiems pagarbos. Ačiū. Ačiū labai. Prašom. Sakykite, kokia pamoka buvo mėgstamiausia ir kodėl? Man visos pamokos buvo labai nuostabios, nes aš visoms pamokoms buvau pasiruošęs, atlikęs namų darbus. O įsimintiniausia? Įsimintiniausia buvo piešimo ir muzikos pamoka. Ar sakykite, ką palinkėtumėt kitiem mokytojam? Kitiem mokytojam? Taip. Čia tiems, kurie mums šiandien vedė pamokas? Ne. Kas ne? Nu, tai mokiniams šios dienos, ar ne? Gerai. Palinkėčiau truputį būti aktyvesniems, atidžiau žiūrėti į tokias pamokas ir, aišku, iš jų pasimokinti, nes ten buvo daug naujų dalykų. Tai sakykite, kokia pamoka buvo mėgstamiausia ir kodėl? Mėgstamiausia, visos geros buvo. Bet įsimintiniausia kokia? Įsimintiniausia, nu, netgi dabar sunku atskirti. Man jos visos geros, nes nei muzikos, nei dailės nemėgau mokykloje, bet čia 2 metai teko piešinį piešti, tai šiek tiek teko prisiminti. Nes aš mokykloje, man piešinius piešdavo merginos už dailę, tai aš dailiai silpnas, muzikoje irgi silpnas. Bet šiaip tai
visos geros pamokos, tikrai visos geros, visi mokytojai puikiai pasiruošė. Na, mokytojai, kurie vedė jums pamoką, sakė, kad truputį neklausėte. Ar tai tiesa? Aišku, kad ne. Keista, bet šiais metais labai pažangus buvau ir labai klausiau, ką sakė. Pirmi metai tokie, kurie, gal todėl, kad mūsų nedaug buvo toj komandoj, tai gal todėl tas buvo toks. O šiaip tai, jeigu būtų buvę daugiau, tai tikrai būčiau buvęs nepaklusnus, nes aš mokykloje toks ir buvau. Pažymių knygelės senais laikais mirgėjo pastabom. Na ir pasakykite, ką čia tas ženkliukas reiškia? Ką ženkliukas reiškia? Kad aš pritariu mokytojų streikui. Tai čia jūs dalyvaujate streiką? Taip. Kitais būdais. Vadinasi taip. Kokia įsimintiniausia buvo pamoka ir kodėl? Visos pamokos įsimintinos skirtingai. Visi mokytojai pasiruošę labai gerai ir matosi, kad labai jaudinosi, kad mokiniai įsisavintų medžiagą. Naudoju naujausius mokymo metodus ir mes jaučiamės praturtėję žiniomis, teigiamomis emocijomis. Tai bet ačiū Jums visiems, šaunuoliai. Ir sakykite, kaip mano 12-okams, kaip sekėsi jūsų pareigas pavaduoti? Oi, aš manau, kad puikiai. Mano pamokas pavadavo dvi nuostabios mergaitės, Gabija ir Austė. Ir aš pasitikiu pilnumoj, žinau, kad pamokos praėjo profesionaliai. Na ir pabaigai, ko palinkėtumėte kitiem mokytojam? Visiems mokytojams palinkėčiau gero humoro jausmo, kūrybiškumo ir gebėjimo įvertinti žaibiškai situaciją ir pasirinkti patį tinkamiausią būdą. Na, sveiki, direktorės. Šiandien buvote mokinė. Taip. Na ir sakykite, kokia pamoka buvo mėgstamiausia jūsų ir kodėl? Visos 4 buvo labai įdomios. Ar kažkokios informacijos pasiėmė? Taip, apie ES vėliavas, apie jogą. Žodžiu, iš ko kilęs žodis, tada apie fraktailus ir tada sukūrėm žiburbendą. O, na ir sakykite, kaip mano 12-okam, kurie pavadavo mokytis, kaip jiems sekėsi? Na, nežinau, kiek ėjau ir klausiau, tai sakė visai neblogai, bet nei vienas nenori būti mokytoju. Nei vienas, Jėzau, Lietuvos ateitis žlunga. Na ir ką palinkėtumėt kitiem mokytojams? Ką palinkėčiau? Geros nuotaikos, gerų emocijų ir patys turbūt supratų savo kailyje, kad visokių yra mokinių ir visokius reikia priimti. Ačiū labai. Ačiū tau. Tai kūrybiškiausias mokinys buvo mokytoja Jūratė. Nominacija už geriausią muzikantę, kuri pasirodo buvo mokytoja Činskienė. Geriausias personažas ir tai buvo Leona. Norėčiau pridurti, kad pasaka buvo Raudonkepuraitė ir mokytoja buvo Vilkas. Ir iš tikrųjų, jinai labai puikiai atkartojo Vilką, ne tik skirtimo žodeliais, tikrai plojimai. Taigi, apdovanokime tampriausią mokytoją. Ir tai yra Irena Mažykienė. Tuomet labiausiai atradusi vidinę savo ramybę ir labiausiai atsipalaidavusi mokytoja buvo Giedrė Činskienė. Na ir kas mane iš tikrųjų labai nustebino, jog buvo klasėje pas mane vienintelis berniukas, bet jis buvo kruopščiausias klasėje. Taigi sveikiname mokytoją. Akivaizdu, kad visiems mokytam patiko užsiėmimai, 12-okai sėkmingai pravedė mokiniam pamokas, na, o mokiniam viskas patiko. Taigi, mokytojai, su mokytojų diena ir geros likusios dienos.